bet kadangi yra tokia situacija, tai mes su jas prisitaikysim. Mulčės ant dirvos paviršiaus lysvėse šitą dalyką išspręs. Kas domėjotės kiek augalų mitybą, tai mes duosim augalams pakankamą kiekį CO2, anglies dvideginio ir dėl to net pačioj žemėje augindami mes neturėsim nitratų pertekliaus. Nors šiaip paprastai pasodinus, vat sukapus dabar šitas lysves, paprastai pasodinus, nitratų perteklių turėtumėm 100%. Tokioj žemėje. Bet tai būtų labai ekologiška, bet visiškai nesveikas dalykas. Pirmais metais, aišku, paskui jau ne. Va dabar kita pusė situacijos labai yra dėkinga. Todėl, kad čia mes turim pietus, čia turim šiaurę, turim užtvarą nuo šiaurinių vėjų. Ir šiaip, pati vieta tokia visiškai nevėjuota, kas darže vėlgi, kad ten viskai domėtės, suprantat, kad tai yra labai svarbus dalykas. Kitas geras dalykas, kad daržus, kas daro šiais metais pirmą kartą, tai nedarykit niekada kažkokioj plynoj vietoj, sakykim dabar paimsim ir vidury lauko padarysim daržą. Paskui ravėdami paminėsit mano žodį. Geriausia, kai yra bent viena pusė jau atribota nuo pievos. Šiuo atveju šitą sieną, tai mums iš ten jau jokios ant žolės niekas, čia prasiravėsim ir jokios žolės jau iš tos pusės neįsliks, tik tai va šitą vieną pusę, kurią reikės prižiūrėti. Nu, o šiaip va tokia vieta, kaip daržui, tai tiks absoliučiai bet kokiom kultūrom. Čia galima bus auginti viską. Dabar lysvės. Lysvės reikėtų daryti taip, kad augalų eilės pasėtos bet kokių praktiškai augalų lysvėse, eilės būtų iš šiaurės į pietus. Tai yra tokia va kryptim. Reiškia, arba mes darom lysvės taip ir siejam daržovės iš ilgai lysvių, arba darom lysvės iš ilgai tvoros ir siejam daržovės skersai lysvių. Mulčiuotam darže visiškai nepatogu bus sėt iš ilgai lysvių. Dėl to mes neišvengiamai, orientuodamiesi pagal šitą sieną, turim lysves daryti iš ilgai sienos. Tai va tą ir padarysim. Dabar? O jeigu nuolydis ar yra ten padaryti? Jo, nuolydis būtų labai gerai, kad jisai būtų į čia, bet čia dabar yra šiuo atveju iš vis duobė. Ta duobė tai reiškia, kad šita vieta, bet matom, ne? Žolės viršūnės praktiškai lygus su čia. Jauni ir lieka visiškai duobė. Duobė tai reiškia, kad šitoj vietoje bus drėgniau visą laiką negu kad čia. Bet ir šilčiau, kadangi prie sienos. Kadangi dar siena ir šviesi, tai gaus papildomą atspindį šviesos augalai iš vienos pusės, bus šviesiau, reiškia ir šilčiau, bet drėgniau. Nu, jeigu reikėtų rinktis kokią kultūrą sodinti vat į tokią vietą ir būtų kitų pasirinkimų, kur kitas kokią sodinti, tai mes čia sodintumėm pirmiausiai kopūstinius, visas kopūstinės daržovės, nes joms reikia drėgmės. Dirva per šilta čia niekada nebus, kadangi mes duosim jiem gerai mulčio, jinai bus visą laiką vėsi ir drėgna, o šviesos bus pakankamai, šilumos oro bus pakankamai. Čia sodintumėm šakniavaisius, ropę, pastarnoką, burokėlį, o tokius dalykus, kuriems reikia vėsesnės ir drėgnesnės dirvos. Šita vieta nelabai, dėl dirvos tokio pažymėjimo, nelabai tiktų pomidorams. Dėl to, jeigu mes čia dabar sakysim duobė, jeigu rasim kur kažkokį pakilimą, tai mes tą pakilimą ir paliksim kur pomidorų kažkiek tai pasodinti. O į žemesnės vietas taikysim sodinti tą, kam reikia daugiau drėgmės. Agurkus, jeigu tai būtų galima, sodintumėm prie pat sienelės. Mažiausiai vėjo, ir pačioj šilčiausiai vietoje. O ten kokius pomidorus. O kiek mes turim pločio? Kiek turim, ne? Dabar jums čia reikia sodinti, visko norit po truputį, ne? Tai va, ir dabar reiškia, jeigu pavyzdžiui sodintumėm bulves, mums žemės įdirbinėti čia visiškai nereikia. Absoliučiai nereikia. Nieko daugiau tokioje vietoje. Mums reikia, čia matot, yra ne velėna, yra didelis to garšvyno tokio privalumas, kad čia nėra jokios velėnos. Matot, nupjauna, yra žolė.
Nu ir kas, bet tokio velėnos sluoksnio susipilnusio visiškai nėra. Bulves, pomidorus, kopūstų daigus galim drąsiai sodinti į tokią žemę. Jei pas jūs tokia situacija yra, bet ne velėna, pomidorų su bulėm tai galim ir į velėną. Irgi nieko baisaus. Tiesiog, vat bulves paimsim, padarysim duobutės, bulvę įdedam ir gerą sluoksnį duosim ant jų dabar mulčių. Duotumėme, jeigu turėtum sauso. Tokio storą sluoksnį viskai yra nelabai gerai. Bet mes padarysim, kad bus gerai. Mes bulves įleisim į žemę, kad žolė jau nešutintų ir duosim normalų sluoksnį žalios žolės mulčių. Ir turėsim jau tada rezultatą. Tai gerai, ką, tada baigiam čia pjautis. Jūs, kas jums neaišku, eigoj iš karto aplaukti. Tam čia susirinkot. Ne tik tai dirbit, kad jūs tai žinotumėt, kai... O ką daryti, jeigu velėna pas mus va tokia panašiai struktūra kaip čia? Jo, tai dabar kultūros, kurias aš minėjau, jeigu jūs nenorit žemės dirbti, tai pomidorą. Kopūstą į velėną jau nelabai gerai, pomidorą ir bulvę galima sodinti tiesiai į va tokią vat velėną. Nieks nežino. Visom kitom, jeigu norit pirmais metais daryti daržą, reikės tą velėną panaikinti. Reiškia sukasti ir išrinkti palieknukus, kaip ir visais laikais. Panaudoti techniką. Ir taip ir sodinkit, kaip jūs sukastat daržą. Jeigu vat yra lysvės padarytos, sodinkit, kaip iki šiol darydavo, stėkit viską. Skirtumas tik tas, kad ant dirvos tada dirvos paviršių mulčiuos. Viskas. Ir daugiau jums to daržo užsakoti nereikės. Jeigu tvarkingai tą visą išlaikysit, aš paaiškinsiu apie mulčiavimą, kai pradėsim daryti, kaip tai yra, kas ir kodėl tam kaip ten darosi. Tai kaip su pomidorais dabar dėl va, tokių velėnos reikia, sakėt, reikia... Jo, pomidorų mes dabar nesodinam, kadangi dar yra per anksti. Ne, suprantu. Pomidorai sodinasi taip. Bet dabar, sakykime, mes čia sugalvojam sodinti lysvę pomidorą. Nu, ten sodinimo tvarka, visą kitą klasikiniai dalykai nesvarbu. Aš darau taip. Duonriekiu peiliu, dideliu. Išpjaunu vas duobutę velėnui, ją paimi, ištrauki. Nu, neturi peilio tas didelio. Nėra, parodysiu, va gyvai kaip tai daro. Mažiukas čia peilis, biskį per mažas, turi būti ilgesnis, kad ta velėna. Va, tiesiog, o čia dar akmenų yra pačiai. Išpjaunam duobutę. Ai, pakankamai. Va, matot, ne? Velėną išpjovėm. Nu, turim pomidorų daigus. Ir sodinam į tą duobutę daigą. Pratat iš tą duobutę. Sodinam daigą, šitą va žemę užkrečiam, pasodinam, viskas. Susodinam visus daigus ir storai žolė, iš karto žalia. Čia pat nupjauto, prastai pomidorus sodinam gegužės pabaigoje, birželio pradžioj. Būna žolė paaugus, prieš tai reikia tą pievą nusišienauti toj vietoj. Ir ta žolė nušienauta iš karto apmulčiuojam. Tai yra būdas iš tikrųjų labiau tinkamas lengvom dirvom. Aš nebandžiau pats sodinti į sunkius priemolius tokiu būdu ir nelabai rekomenduoju, nes tai gali būti per šalta jiems. Taip. Įšalta tokia žemė. Tai tokiu atveju reiktų kasti. O tokiuose, o tokiuose vat priesmeliuose, kaip čia, puikiausiai galima taip sodinti. Bulves galima sodinti tokiu pačiu būdu irgi velėną. Mes taip ir darysim. Išpjaunam, čia dedam bulvę. Nu, pamatysit, čia gyvai mes tą padarysim. Žemėm užkratom šitą vat išpjautą velėną aukštyn kojom ant viršaus ir visą tą lysvę užmulčiuojam. Jeigu mes dabar, pavyzdžiui, paimsim, pasodinam pomidoro mamamų daigą ir jį užmulčiuosim va tokiu storiu, tai niekas niekam nieko nepakenks. Pradžiūvo, augo daigelis, jis ten taip staigiai nepradeda augti, tik savaitę ar dvi, kokios dar pastoriai daigai, priklausomai nuo oro, kaip ten kokios šaknys buvo. Ir tada storinam. Tada reiškia, vat pomidorinė jau mulčio turėtų būti toks, kad maždaug storis būti visą laiką. Tai čia laukia, o jeigu tas pats pomidoras šiltnamį? Lygiai tas pats. Lygiai tas pats. Šiltnamį skirtumas bus tik tai tas, kad jūs turėsit dažniau laistyti. Va, pirmas dalykas, antras dalykas. Bet laistam prie pomidoro, tada ne ant mulčio. Čia yra vienas iš esminių dalykų tiek daržininkystėje, gamtiniai, tiek sodininkystėje, kad
pomidorai jūsų ar žirneliai, ar ten baklažanai, ar obelys, ar grūšios yra antrailis dalykas žemdirbystėje. Ir net ne antrailis, o trečiailis ir ketvirtailis. Tai yra visiškai nesmė. Esmė yra dirvožemis. Tiksliau net ne dirvožemis, o tai, kas vyksta va čia paklotėje šitoj. Reiškia, jūs rūpinatės ne tuo pomidoru, o paklotę. Vadinasi, visų daržo ar sodo plotų. Lauke laistyti nereiks niekada. Suprantat, kad čia bus ir karščiausia vasara drėgna visą laiką. O šiltnamį laistyti reikės. Nu, priklausomai, aišku, ir nuo oro, nuo karščio, nuo ventiliacijos, kaip ten suorganizuota viskas. Tai reikės. Reiškia, visa paklotė turi būti drėgna. Bent jau apačioj. O kaip žinoti, kad šiltnamį laistyti? Ar kišti ranką? Kada Jo, jūs atidirbsit sistemą. Aišku, jeigu būna karšta labai sausa vasara, reikia dažniau, jeigu apsiniaukus reikia mažiau galima. Jeigu pas jūs ten bus šiltnamį atidarytos galinės durys ir pratraukimas, tai drėgmę išneš labiau. Jeigu atsidaro stogas, tai viršai drėgmę mažiau išneš. Nu, žiūrėt, taip. Tai čia praktiškai geriausiai kažkur tai palubėje padaryta purškimo laistymą retkarčiais. Praktiškai tai teisingai. Jeigu šiltnamį, ne? Visur geriausias laistymas yra lietinimas kuo smulkesniais lašais. Jeigu jūs norit, sakykim, va turi dabar, gerai kas turi hektarus, nu ne visigi turi. Turi žmogus ant mieste sklypuką ir gali skirti daržui, sakykim, pusę aro, nu ir viskas, ne? Nu, yra daug tokių situacijų. Ir tai nereiškia, kad jūsų galimybės yra mažesnės negu tos, kuris turi hektarą. Ir netgi sakyčiau, drįsčiau sakyti, kad mažam sklype galimybės tiek daržininko, tiek sodininko yra didesnis. Nes aš pats stengiuosi sutraukti viską, kad į tą, va, su Kuznecovus įrašinėjau. Šešiuose aruose yra medelynas, pelnas metinis $120,000. Tai pas mus hektarininkai tiek neuždirba. Tai yra 6 aruose. Reiškia, ką... Sodinukas. Tai yra agrotechnika. Ką daro agrotechnika? Dėl to, kad mažam sklype jūs tam augalui neišvengiamai skirsi daugiau dėmesio 10 kartų. Nes kaip prie namų, išeini į kiemą, kasdieną, apėjai, patvarkiai, pažiūrėjai, ten kažką nuroviai, kažką nuskiniai, atlenkiai, tu kiekvieną tą daigelį prižiūri kiekvieną dieną. Ir tas duoda rezultatą. Todėl dar ką norėjau jums paminėti, kad mažam sklype, jeigu labai vieta ribota, pasidarius tą lietinimą, purškimą labai smulkiais lašais, beveik rūku, kas augalams drėgmės ten nedaduos nei kiek, bet palaikys visą, dabar tai matomas, mulčias žalias, tai šlapias, taipgi nebūna, iš tiek bus sudžiūsta ir būna sausas. Jeigu per visą mulčio storį bus drėgna, tai jūs užauginsit daugiau, negu kad kitas 10 kartų didesniam plotui. Suprantat? Nes derlingumas, dirvožemio derlingumas, tai aišku, jisai išsiverčia paskui į augalų derlingumą, į kilogramus mūsų išsiverčia. Jisai nepriklauso nuo to absoliučiai, kas yra dirva. Jūs matom čia, nu jau, kaip sako, juodinis, yra labai gera dirva. Labai gera. Bet tai nėra joks derlingumas. Tai absoliučiai nieko nereiškia. Tos reikšmingesnės dirvos charakteristikos tai yra laidumas orui ir sugebėjimas išlaikyti drėgmę. Tai va čia irgi labai gera charakteristika. Tokia dirva visą laiką būna drėgna, jinai pakankamai humusinga ir kadangi jinai yra lengva, nemolis, tai yra laidi orui. Tai va tas yra svarbu, o visa kita visai nesvarbu. Derlingumas yra biologinis aktyvumas, kuris yra va šitoj paklotėj. Ir kuo didesnis storis jos visą laiką drėgnas, tuo geresnės sąlygos bakterijoms gyventi, fermentams, fermentuota organika, tuo didesnį derlių jūs turėsite rezultatą. Neturi būti saugiai. Per daug lietaus negali būti jam, kad jis sakymas turės pūsti. Bet dėl to reikalingas dirvos laidumas. Jeigu tai bus jums molis, sunkus vietas molis, tai reiškia, kad apačioj viskas tada pūs. Tai 3-4 metai mulčiavimo iš molio padaro va tokio purumo žemę. Padaro. Nes tiesiog auga humusingas sluoksnis, liekai ten viską permaišo, mes tą paviršinį sluoksnį daržo jau gaunam. Yra Lietuvoje pavyzdžių puikių, kai žmonės ant sunkių tokių priemolių, dabar per kokius 5-6 metus, turi pačią puriausią jau žemę. O sakykit, įvairiom daržovėm mulčiai tie patys tinka, pavyzdžiui, moliūgam vieni,
Ar ne? Jo, galima tai būtų kalbėti apie tai. Bet pažiūrėkim realiai. Žmogus naudoja tą, ką turi. Praktiškai visiems. Ir jeigu dabar, aš jums pasakysiu, kad ten braškėm tai geriausiai yra sliuvinas, bulėm tai geriausiai yra rūginiai šiaudai, ten pomidoram tai būtų geriau jau miežiniai arba avižiniai šiaudai. Tai suprantat? Tai iš tikrųjų tai būtų teisybė, bet tai yra nerealu, reikia žiūrėti realiai. Tiesiog naudojam tą, ką turim ir viskam viskas tinka. O kas, pavyzdžiui, geriau, ar ten sausas šienas sausa arba šviežia žolėda? Jo, jeigu norim iš karto dėti storai, tai geriau būtų sausas šienas. Tada mes su juo nieko nenudeginsim. O šviežią žolę dedam tada, kai vat, jos turim dabar, sakykim, tai mes, tokį sluoksnį, kad uždėsim, tai dar nieko. Dar čia nieks labai nesušus. Jeigu mes jį ten pradėsim spausti ir dar dėti, tada jau bus per daug. Tiesiog su žalia žolė reikia atsargiau. O maistingumo prasme tai yra tas pats. Medžiagos yra tos pačios, tiek sausoj, tiek žalioj. O papildytas sluoksnis, jau kai gerokai apdžiūsta ta žalia žolė? Jeigu reikia dar papildyti, tada taip. Žalios ant žalios jau nededam, kai apdžiūsta. O šiaip tai pasipildo tam, kad palaikytų normalų vienodą storį. Matom, kad jisai jau mažėja. Ir tiesiog darže taip nevyksta, kad sekmadienį pildysim sluoksnį. Ne, tai pjauni žolę ar ten ką ir dedi, kur jau galima. Ir viskas, kai yra ką ir krauni. Viskas daug paprasčiau negu apie tai kalbėti. Yra, mulčiuojamas daržas yra visą sezoną, ne tada, kada auga, visą laiką. Ir žiemai ypač storai. Čia pas man toks buvo, kaip pirmas bulvės, nieko apie gamtinį iš vis nežinojau. Po mulčių auginau, nusikosiau ir palikau pliką, o kitais metais žiūriu, ten 10 kart tiek žolės, kaip buvo. O ką daryti, jeigu pas mane arkliarūgštės, rūgšti, bet sodas yra greta, tokia dirva pas mane? Daug tokių, Lietuvoje daugiausia tokių yra rūgščių dirvų. Tai yra dirvos, kurios nesivėdina pakankamai. Tai čia tą rūgštingumą būtent paklotė išsprendžia labai greitai, nes pagerėja dirvos vėdinimas, būtent dėl organizmų veiklos. Atsiranda dirvos purumas, suprantat, kad ir tie patys sliekai ten su tokiom kirmėlėm išlandžioja, dirva vėdinasi ir viskas, ir jinai nebūna rūgšti. Mūsų dirvos užrūgštėja buvusios dirbamos dirvos, reiškia praradę dirvos jau struktūrą, grumstelinę savo, oras į jas nepatenka, jos, kai paliekamas dirvonas, sukrenta, supuola, tada pradeda rūgštėti. Neišsivėdina. Žinoti, kad jinai rūgšti pagal ką? Pagal augalus? Pagal augalus, jo. Čia jum aišku, man Jeigu neaišku. asuklis auga, rūgštis, jeigu auga, dirva rūgštėja. Jeigu daug asuklio, bet žemė jau 20 metų nepanaudoja. Tai tas ir yra, bet prieš tai 50 daryta buvo. Tai apie tai mes ir kalbam. Taip. Jinai rūgštė, jinai yra supuola. O vaismedžius geriausiai jaunus pamulčiuoti? Tas pats. Absoliučiai tas pats. Kuo tik tai nori. O jeigu yra pasirinkimas ir pjuvenos, ir šienos, ir žolė, tai ką geriausiai? Ir pagalvokit, jeigu jūs dėsit žolę, žolė turi mažai celiuliozės, ypač tokia žalia jauna žolė, tai ją labai greitai fermentuos, labai lengvai virškinamas mulčias ir jūs dėsit ją dažnai. Jeigu jūs naudosit šiaudą, kietą šiaudą rūginį, kokį nors šiaudą arba kvietą rūginį, tai jame celiuliozės yra daug, pjuvenos celiuliozės dar daugiau. Efektas bus tas pats, absoliučiai, bet dėti reikės mažiau. O galima bet ką. Aišku, vaismedžius mulčiuot yra prasmė tik tai tuos, kurie ant vegetatyvinio poskiepio ir sodinti į pievą. Tai tuos jau reikia. Jeigu tai yra savaiminukai patys pievo išdygę ir matot, kad jie gerai auga ir turi gerą liemeninę šaknį, tas mulčiavimas, nebent tai būtų kokios kriaušės skurdžiose dirvos. Tada galim taip su šitagi susitvarkyti, su degligė, su rūdligė. O tokiam obelaitėm, kurios savaiminės išdygė ir visi įskiepėja, tai tikrai, man atrodo, neverta. Aišku, mulčiuosit, bus efektas, bet ir tai bus pakankamai. O plotis koks mulčiavimo aplink medį? Vaismedžių. Vaismedžio mitybinės šaknys yra maždaug lajos pakraščiuos pagrindinė. Tai dėl to medelį mulčiuojam mažą, o po to, tikrai, nebent auginant intensyvų sodą. Bet tada, vėlgi pas mus yra dabar, ir šįmet čia turėjau tokių vaizdelių, pasižiūrėjau, kaip žmonės augino medžius jaunus. Tai
stengiasi susodinti, prisiskaitę, aš nežinau, knygų, senoviškų, kurdimo prisiskaitę, stengiasi susodinti medžius, nu, kad užtektų jiems vietos, kas 5 metrai, kas 6 metrai susodino obelaitės, ir paskui kiekvieną medelį atskirai mulčiuoja. Labai neracionalu, žiauriai. Aišku, galbūt tiem medžiam ir gerai, bet dirbai nuo to tikrai niekas ten negeriau ir sodui kaip sistemai tikrai negerai. Reikėtų stengtis, kad mulčiuojamas būtų plotas, visas, ištisas plotas. Ir kuo didesnis vienam plote, tuo geriau. O su vaismedžių mulčiavimu, tai aš nežinau, aš tai pratęs, taip kaip kaime, tai skiepyt kriaušės ar obelis į savaiminukus. Reiškia, į tuos medelius, kadangi tokios sąlygos, į tuos, kurie išdygsta savaime. Tiesiog, kurių nereikia juos išpjauni, kuris tam maždaug vietoje, tai jį ir palieki, tai jam mulčiavimas jos nereikalingas. Jisai auga tai. O nuo tų rūdžių, tai kiek mulčiuot, negu kriaušė, ten didžiulė jau tokia. Tai va, aš dabar pasikartosiu ir dar kartą pasakoju. Mulčiuot, jeigu jau jūs sodą sodinat, tai mulčiuokit ne paskirus medžius, o teritoriją arba eilę. Jeigu eilė sodinta, tai visą eilę be jokių tarpų. Kuo didesnis bus mulčiuotas plotas, tuo bus geriau. Paprastai pasakius. Jo. Ten, sakykim, sodinat kriaušės, tai nesodinkit kas 5 metrai, sodinkit kas 2. Užtenka. Dabar įsivaizduoja žmogus, o tai va kriaušė ten bus va kaip šis medis. Nu nebus jinai tokia, jeigu jūs nenorėsite. Kitas dalykas, kas auginat kriaušės, aš labiausiai jas myliu, tai jas labiausiai kalbu. Reiškia, kas auginat kriaušės, žinot puikiai situaciją. Kas būna su didelėm kriaušėm, ne? Atsineši žiūronus, pasižiūri vasarą ir tuo pasibaigia. O paskui vapsvos, reiškia, nugraužia viską ir nieko ir neparagauja. Ir kas iš to, kad tu jas turi? Tai ar neprotingiau auginti formuojamą medelį iki va tokio aukščio ir švariai nuo jo nusiskint, kol vapsvos tik pradėjo dar valgyti, kai vaisiai prinoko. Ir tą pačią obelį. Nu, tada jas galima sodinti labai tankiai, kas 2 metrai, kas 2,5 susodinti. Ant paprasto poskiepio sėklinio, nesvarbu, bile kokio, galima medelį tokį suformuoti. Vis tiek, sodą reikia prižiūrėti. Dar dėl serbentų juodųjų, reikia mulčiuoti jos ar nebūtina? Būtina. Juodus serbentus tai yra būtina kaip ir kokias savietės. Nu, nemulčiuosit juodo serbento, neturėsit iš jo naudos. Būtina. Juodas serbentas yra pati ėdriausia iš uogakrūmių kultūra, dar ėdresnis negu avietė. Ir reikia storai. Juodam serbentui, tai va sakykim, vėlgi, sodinat juodus serbentus. Užtenka, va sakykim, tokio atstumo tarp krūmų. Pilnai užtenka. Kadangi Metrą panašiai. Ne, joko ten Pusę metro. 70 maksimum. 90. Reiškia, Taip ir padariau. juodas serbentas yra smarkiai genima ir kasmet genima kultūra. Jeigu norite iš jo turėti naudą. Juodas serbentas geriausiai veda ant pernykščių ūglių. Tai išgenėti visus senus reikia? Visus senus palikti O kelis. seniai tai kelių metų čia, seniai. Seniai kelių metų skaitasi. Antrais metais ūglis dera, 3 metais jų dera mažiau, 4 dar mažiau. Stengtis, kad būtų visi pernykščiai. O ką daryti dabar, jeigu 15 metų auga? Dabar ką darykit? Kaip Dabar, visą tvorą? nu, tai ilgio? dabar prasipjaukit, va, kad ir dabar, prasipjaukit seniausias šakas, palikit ant krūmo kokią vieną sveiką tokią jaunesnę šaką. Nes dabar, jeigu jiems 15 metų, tai pas juos nebus stambių jaunų rykščių. Nebus. Bus tik tokių antrailių, trečiailių visokių ūgliukų. Tai palikit po vieną šaką, kad krūmas, nu, turėtų iš ko maitinti šaknis, tada jis dar šią vasarą jums prileis gerų rykščių, tada jūs rudenį tą seną šaką išpjaukit ir palikit tik tai. Ūgliai juodos serbento turi būti nešakoti. Turi būti, va, kaip žilvičio kokio, tai reiškia tiesios tokios rykštės. Aukštos, turi būti piršto bent storio ūgliukai. Ir tada jau jisai kitais metais jums derės. Taip kas metai vis tos senos šakos išpjaunamos, tai reiškia, krūmai visą laiką yra jauni, susodinti tankiai, mulčiuojama apie metro plotą, tai va, sakykime, eilę ir labai patogu. Vienas krūmas prie kito labai racionalu. Tai man dabar netikslinga ta, sakykime, plantacija, kuri dabar yra to 15 metų ir virš, kai kurie rauti ten, ką nors daryti, ją galima išleidinti. Jaunint laisvai, serbentas 15 metų, tai jis nėra senas, 50 dar ir tai gali būti, dar galima įjauninti. Nieko čia baisaus. Ką jūs turite šiandien iš sėjimų ir sodinimų? Tai turim bulves, svogūnus, sėklų, tai kas ten burokėliai, žirniai, kad visko liktai.
Čia dabar reikės tą žolę išsirinkti. Jo, nu, ta tokia žemelė. Obuoliai užsikonservavo kaip silos. Čia mums reikia kiek nušienauti, iki čia pasakyti. Vėtromėje labai tinka kumpiam, kulandžiam. Trys rūšys, bet kokios trys. Tai madingas. O durpynas toks, kad tada rudas rūkštus durpynas? Liktai struktūra dar matosi, iš ko jisai pasidarė. Te. Yra ir toks kaip pelenai vietom paprasčiuose. Agrastas, va kiek aš išbandžiau, tai geriausiai auga ant molio šlaito stataus. Tai geriausiai. Ir anksčiausiai šlostai, ir geriausiai šlogas būna, reiškia molio šlaitas, statų šlaitas, saulė gerai kaitina, pietinis. Šie agrastai labai patinka. Mulčio duodi, jam pervėsi žemė, jisai jau nenori. Nesvidam. Jo, jisai nori labai šilumos. O žiūrėkit, kaip jūs ten apie obelis pasakojat. Pavyzdžiui, pas mus yra tokia sena obelis, nu abrikostinė, tai mes ją vadinam. Ir, nu, Žinau, sakau, abrikostinė. ir nu, aš galvoju, kad nu, ją reikia kažkaip atnaujinti, nes nu, jau tokia baigia jau savo dienas ir aš sakau, ar būna jų pirkti, ar čia kažkaip skiepyti ją, nu, nes gaila, kad paskui. Tai vat reikėjo tokiem anksčiau sugalvoti ir prisikliauti žiemą šakelių. Tai gal kitais Ir metais. pavasarį galima įskiepti. Tai va žiemą kitą prisikliauti šakelių ir įsikišti į šaldytuvą. Būtent žiemą? Nu, geriausia žiemą. Vėlai rudenį jau, kai pradeda šalti. Arba pavasarį, jei nepavendė, visas problemas. Būtent kenkėjus išsprendė vabzdžiai, kadangi miškas aplinkui. O tai, kad jisai apžėlė žolę, ten priaugo visokių krūmų, visa kita, susikūrė normalus mikrobiologinis vadinamas fonas, reiškia, atsirado patogeniniams organizmams, tiems ligų sukėlėjams atsvara saprofitinių bakterijų, kurios, čia kai mes per kursus kalbam, yra ten daug iš jų išskiria tam tikras medžiagas, kurios slopina visų patogenų vystymą. Ir tiesiog, jeigu norit, kad vidury laukų augdama kriaušė būtų sveika, tai jinai nebus sveika. Turit apie ją tada sodinti sodą, kurį prižiūrėt laukiniais šitais principais, pagal, nu, taip kaip turi būti. O tada jinai bus sveika. Vienas medis nebus niekada sveikas. Žmogų vieną paleis kur nors gyvent ir sveikas jisai niekada nebus, nors jam ir geriausiai ten valgyti. Dabar norėjau klausimą užduoti dėl bulvės. Kodėl bulvę būtina pjauti? Mačiau, daugelis žmonių tiesiog paima ir sukiša ją į žemę. Jo, dabar paaiškinsiu. Bulviai, kaip ir kiekvienam augalui, yra labai svarbu apšvietimas, kai jinai auga. Bulvė iš vis turbūt iš mūsų daržo kultūrų bene labiausiai yra reikli šviesai. Nes yra kalnų augalas, ten saulės truputį gauna daugiau, nu, pagal prigimtį. Dėl to, jeigu mes pasodinsim dabar va cielą bulvę, va turim bulvę. Čia yra jos vadinama viršūnė. Čia yra ta vieta, kur buvo prisitvirtinus prie šaknies. Matote, čia va šaknis. Viršūnė aktyviausiai dygsta. Čia va matom, kiek yra akučių. 1, 2, čia va 3, 4 ir 5, bus 6, 8, apie 10 akučių iš viso ant bulvės. Jeigu iš jos išaugs 10 daigų, tai bus labai tankus krūmas. Vieni stiebai kitiems užstos šviesą. Reiškia, ant tokio krūmo mes turėsim daug smulkių bulvyčių. Optimalu yra, čia jau yra išaiškinti dalykai daug metų, nereikia čia nieko galvo daug. Optimalu yra ant daigo 3-4 stiebai
arba 10-12 stiebų kvadratiniam metre. Va dėl to mes ir pjaunam taip, kad sodinamam gabaliukė būtų maždaug 3-4 akutės. Ir taip ir bulvės šaldo. Šiaip bulvės sėklai atrenkamos ne pagal gumbo dydį, o pagal krūmo produktyvumą ir kitas savybės, kurios mums yra reikalingos. Sėklai, pavyzdžiui, nepaliekamas tas krūmas, kurį valgė Kolorado vabalas. Jeigu pas jūs tokių dalykų yra, kad Kolorado vabalas duotų kaip bulvės, toks krūmas sėklai neturi būti paliekamas, nes čia yra vėlgi paveldimi tie dalykai. O krūmas tai ką reiškia? Reiškia, kad jūs, kai namuose, dabar šiemet neturit, pasisodinat bile ką. Ne? Rudenį bulves renkat, ar kasat bulves, ir kuris krūmas jau buvo, matot, kad jau kitoks negu kiti, kad ir daugiau, ir stambesnės, gražesnės, ir kita, tą visą krūmą paliekat. Rodiklis, jeigu augalus puola kažkas tai labai graužt, tai reiškia, kad jie yra silpni. Tai čia yra pirmas dalykas, tai čia jau agrotechniniai dalykai. Reiškia minkštas audinys, minkštesnis negu kad aplinkui esančio žolės. Pernelyg didelis sterilumas daržo, kada viskas yra išravima, kas tik tai yra. Ir vėja nuskutama plikai, o tik tai lysvėse žaliuoja tam visokios daržovės, tai savaime jau reiškia, kad jums jas kažkas tai graužt. Kad jie ir sveiki, tiesiog pasirinkimo jiem nėra. Kitas dalykas yra mitybos grandinė, kad reiškia tuos šliužus ir tas raigės kažkas tai turi valgyti. Net jeigu su mitybos grandinėm yra netvarka, bet augalai labai stiprūs, tai jų nelabai kas tam ir puola. Ir grambuolių lervos tas pats irgi, jos eina, jeigu mulčias yra, tai jos valgo tą organiką negyvą ir šaknų negraužia. O tie kurkliai, kurie ne viską nukerpa? Kurklių nebus mulčiuotam darže niekada, kadangi kurklių reikia šilumos. O kai dirva mulčiuota, lysvė, joj visą laiką bus vėsiau, negu kad pas kaimyną, kur yra pliska. O kurklys eina, kur į šiltnamį eina, į kompostą eina, į kažkur, tai kur jam šilta. Šaltoj dirvoj nebus. Iš tikrųjų, tai su visais tais kenkėjais vabzdžiais yra toks reikalas, kad nuo to išgelbsti jau 100% tai tik vabzdžių įvairovė. Reiškia, taip, nes vabzdžių pagrindiniai ėdikai, kaip nebūtų keista, yra vabzdžiai, o ne jokie paukščiai. Nes vabzdžių yra, jeigu biomasę paėmus, nepalyginamai daugiau negu kad paukščiai. Nepalyginamai daugiau. Tai reiškia, jeigu mes sode turim vabzdžių įvairovę, o ką tas reiškia? Tai reiškia, kad vėlgi pirmas dalykas nesterili aplinka. Va čia yra gerai. Su vabzdžių įvairovė čia bus viskas tikrai gerai. Ir čia kažkokių kenkėjų antplūdžių, jeigu nevyksta purškimai masiniai, tikrai nebus. Neįmanoma. Nes čia tuos anorus ir tuos vikšrus visokius bus tam suvalgyti labai gerai. Kitas dalykas – daug žydinčių augalų. Jeigu mes neturim tokios aplinkos, natūralios, tai kuo daugiau žydinčių augalų visą sezoną. Sode, darže, kur yra vietos, prieskoninių lūpažiedžių, salierinių, ypač salieriniai lūpažiedžiai. Tai pagrindas va toks. Tai už tai rekomenduoja visokias ten tagetės sėtinas, kurtas į daržą. Taip, ir mėtas, ir katažolės visokias, ir ką tik nori, raudonėlius, viską, taip. Vat, kuo daugiau to dalyko turėsi, tuo mažiau turėsi problemas. Kuo daugiau sode vabzdžių, tuo mažiau bus vabzdžių. O agurkų miltlygė yra koks nors būdas? Švaru. Miltlygės, fitoftoros, pamiršta viskas seniai, grinai mulčiavimas išsprendžia viską. Tai yra grinai mitybinė problema. Ir aišku, ir to mikrobinio fono problema. Tai mes turim po mulčių lysvėse tą mikrobų veisyklą, saprofitinių mikrobų, ir ten joks patogenas, jisai egzistuoja, bet vien dėl to negali užsiveist ant lapų grybelinės jokios ligos, tie grybeliai. Vien dėl to, kad saprofitinių bakterijų visą laiką yra pilna ant visų augalų paviršių. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kai tik sudrėja, kai atsiranda sąlygos ten kažkokiai fitoftorai ir ten miltlygiai vystytis, nes grybelis tik drėgmė iki fermentą leidžia, sklinda fermentas. Reiškia,
pradeda sklisti ten šieno lazdelės, pieno rūgšties, visų bakterijų fermentai lapu, kurie neutralizuoja visiškai visus grybelius. Va jų tokia savybė. Nu, tiesiog ten yra kita chebra ir jie ten svetimų neįsileidžia. Nes už tai, sako, agurkų negalima laisti ant lapų, ten visai kaip. Viską ten galima ir pomidoram ten nereikia jokių stogelių ir nebijo jokio lietaus, jeigu yra normali sukurta paklotė. Nieko ten niekada nebūna. Normalus. Tai toks yra mitas, kad praktiškai pomidorai pas mus Lietuvoje nedėra nešiltnami. Netiesa. Ne, tai augina, Net nenormaliai auginant. augina žmonės. Visą vaikystę valgėm ir valgėm. Kokia rinka? Reiškia, apsikeitimui tarpusavį mes turėsim pakankamus kiekius visokių kultūrų sėklų ir viskas, ir tegul jie tam pasikarė, koks mums skirtumas kai. Pomidorų daug turim, aš šįmet kiek mes auginsim 14 gal veislių. Pomidorų. Kaip čia prisiblatinti, kad jų biškai palukštent paskui? Sėklų? Laisvai, tai Kaunegi gyventi. Kaune. Specialiai bildėjau. Nes pas mus tai yra pagrindinė sėklininkystė, visas asortimentas, kas yra daržovių ir ten visa kita, po kelis vienetus yra viskas Kaune. Reiškia, mes taip nežaidžiam, kad ten viską išvežam kažkur į kaimą. Viskas yra čia po biskį ant sėklos, o ten, žinai, ten būna visko. Ten būna ateina stirnų banda ir atvažiuoji. Ir nu ką, einam daržininkaus. Tai dabar, kas čia šniūra, sakė šniūra. Ai, čia taip pat vietoje. Gatavai. Dar paklausiu, o tai su technika, su traktoriu, kokiu tą patį padaryti ar nepadaryti? Ne. Dūmai? Reikia žiūrėti realiai, kaip yra. Negu čia Nu va, plūgų arsį. turim vieną kraštelį. Dabar apie lysvės plotį, tai aš pasakysiu savo nuomonę, kas yra iš praktikuojančių daržininkų, gal turės savo nuomonę. Tiesiog kiekvienam darže, kiekvienam sode vis tik tai yra viršininkas ant jo ir jisai ten viskam vadovauja pagal savo patogumą, kaip tai turėtų būti. Tai man atrodo, kad patogiausias lysvės plotis yra, va taip atsitūpus, turi pasiekti kitą kraštą. Va, tai yra lysvės plotis. Kaip tu manai, žinai? Kaip pagal tave? Jo, svarbu, kad Va, pasiektum. kitą kraštą turi laisvai pasiekti negriūdamas. Kad lysvė prižiūrima, ar paravėt, ar ten kažką nuskint, patvarkyt, eidamas vienu kraštu galėtume viską daryti. Va tai yra patogu. Tai yra reiškia, maždaug primetam koks čia atstumas ir va tokia yra normali lysvelė. Tai va dabar šitą pagaliuką, čia reikia kitą šniūrą, juodą šniūrą, kas ten pameskit. Nu, iš tikrųjų platesnis jisai yra patogiau. Jeigu turit vietos, tai platesnis patogiau, bet kai neturit, nu tai ką. Vaistinėms kultūros, dirvos, kuriuose jau negalima daryti daržo, tai yra durpynai, spangulynai, va, ruda durpė. Tai va ten jau yra daržo negali daryti, vienai per rūkštų. Jeigu juoda biškai durpė? O visa kita tai laisvai, tai ką? Visa kita laisvai. Ir tos daržovės, kad dauguma tų visų daržovių, nu išskyrus galbūt kopūstus, ir mėgsta tokią truputį rūgštesnę reakciją. Ir pomidoras, ir... Nu, agurkas gal ne, gal agurkas gal ir ne. Pomidoras, bulvė, braškės tai ypač va tokia va biski rūgštoka. Iš tikrųjų tai mes žinom, kad tam pačiam sode auga ir braškė, kuri jau reikia labiau rūgšties, ir auga slyva, kuriai jau reikia karbonato. Nu, nėra taip griežtai ten suskirti, tiesiog tie augalai susiranda, vieni biski prasčiau auga, kiti biski geriau. Ir visiems būna gerai. Nu va, turim mes jau pirmą tokią lysvelę. Labai siaura, atrodo, iš tikrųjų tai nesiaura, už tai, kad ilga, tai labai siaura. Ir dabar pradėsim mes sodinti. Yra, matom, čia yra aukščiausia, reiškia, čia bus sausiausia. Ten yra žemiausia ir ten bus drėgniausia. Aš kaip suprantu, kad čia yra vakarai, tačiau ir saulės bus mažiau toje vietoje. Ir dėl to bus drėgniau. Dabar sodinsim tada taip.
į šitą vietą kultūros, kurioms drėgmės reikia ne tiek, drėgmės reikia mažiau. Reiškia morkosais, žirniai, svogūnai, po truputį paimsim po lopelį. Morkos su svogūnais galėsim paeiliuoti, kad mūsų jau nereikės labai bijot. Gerai, iš tikrųjų, tas dalykas gerai, nors 100% nepasiteisina, kad morkos su svogūnais, ir svogūninės musės nebūna, ir morkinės iš tikrųjų tai būna, bet jau ne tiek. Jeigu kalbėt apie alelopatiją, kas labiau domisi, žinot, ten augalai vieni kitus stimuliuoja, kiti kitus ten smaugia, mulčiuotose lysvėse alelopatija jokios prasmės neturi. Kai susikuria vadinama aktyvi paklotė, tas biologinis aktyvumas lysvėj, netenka prasmės iš tikrųjų labai daug, kas prie ko mes buvom pripratę, arba kas ir dabar bando pratinti. Netenka prasmės sėjomaina. Sėjomaina mums yra absoliučiai nereikalinga, kadangi mes žemėje atiduodam daugiau negu iš jos paimam. Nebūna jokio išeikvojimo maisto medžiagų, kadangi dėl pačios biologinės sistemos nebūna augalų ligų, mums ten tie sukėlėjai dirvoj buvo, nebuvo, irgi visiškai neturi jokios prasmės. Neturi prasmės jokie mėnulio kalendoriai. Tai ką, galim pradėti tada. Čia kažkokį pagrindą jau turim. Kiek duokit tokių. Čia dabar bus morkų, žirnių ir svogūnėlių pirmiausiai. Žirniams čia net per gera žemė. Ir apie kiekvieną kultūrą, ką mes ėsim, truputį ir pakalbėsim, kas yra svarbiau. Sėsim paprastai, liaudiškai. Ir yra dar toks reikalas, kad mulčiuotose lysvėse labai pravartu daryti kuo platesnius, aišku, ir vietą taupant, bet platesnius tarpueilius, kadangi, įsivaizduojat, užaugs morkos ar svogūnai, jų vis tiek lapai dideli, ir paskui, o šitą tarpueilį, sakykim, čia dvi eilės yra, tarpueilį reikės mums mulčiuoti ir paskui vasarą labai nepatogu tarp tų lapų, jeigu tankis sodinam. Tai maždaug darom protingus tokius tarpueilius, galit subraižyti, kas turit, maždaug čia nei ten. Ir porą spindžių. Maždaug, gal. Pusantro. Va. Ir sodinam. Vieną eilę morkų pasėjam, kitą eilę. O kitas svogūnų? Ar kaip? O kitas svogūnų. Šiaip tai dabar, aš nežinau, aš sėju senoviškai tas morkas. Sėju tankiau. O paskui retinu, nors nelabai racionalu, geriau tai aišku po sėklą. Šiaip normalu, kaip morkos auga maždaug kas 5 cm. Per degtukų dėžutę? Jo, per degtukų dėžutę. Tai čia reikės prasiretinti. Paskui prasiretinsit. Matysit, kiek jos ten sudygs, gal ne visos dar sudygs. Kitas jau mažytės jų galima išsirauti ir sugraužti. Ir lapus jų galima suvalgyti. Nereikia taip, kad išmes. Palauki, kol paauga, prarauni, palieki. Vat. O svogūniukus elementariai. Kišam. O tai ir Už. Tuoj, aš viską paaiškinu. Čia viengalviai? Nežinau. Man panašu, kad viengalviai, bet dideli geri. Galima tankiau. Bet jie žydės. Va, čia šitie jūsų svogūnai, iš jų naudos nebus, mes tik tai rodom kaip sodinti, jie bus visi žyduoliai 100%. Todėl, kad jie yra dideli. Šito, dabar dėl tų pupų, ten žirnių, kur prie bulvių augina, tai ten sako, kad atbaido šitos koloradus, ar kaip ten kvapas? Pupos? Jo. Aš nežinau, ar čia... Mulčiuotose bulvėse nebūna koloradų. Ir taip nebūna, o... Esu matęs pernai savo akimis, draugas pradėjo mulčiuoti bulvės, bet esu matęs ant jų koloradus. Bet kiek? Kiek? Nedaug. Va, būtent, jie yra, ten yra viskas. Yra viskas, bet jų nėra tas kiekis, kuris gali padaryti žalą. Tame esmė. Tiesiog mulčiuotos bulvės užauga stiprios ir jų neėda. Supratau. Jom yra neskanės. Ir per kietus. Dėkui. Mulčiuojam mes dabar tarpueilius. Pačios eilutės, kur pasodinti, nemulčiuojam, nes kai užversim, nieks ten nesudiks. Kol morkos pradės dygti, ta žolelė bus pradėta valgyti.
Ir smėliukų neužpilam žemytę. Pilsim, užpilsim. Tai dabar aš nematysiu, kur mulčiuoti, jeigu bus viskas užpilta lygiai. Suprantat? Tarpueilį užmulčiuojam, pačią eilutę paliekam. Kadangi po mulčių bus visą laiką drėgna, suprantat, kodėl bus drėgna, ne? Tai tą mažą eilutę, žemė turi tokią savybę drėgmę perduoti, nu, kaip kempinė. Tai čia bus visą laiką po jie drėgna. Ir toks lengvas bus pavėsiukas. Dabar, nu taip uždedam, kitą eilutę irgi. O seną žolę kokią pagrėbti, kokioje pievai galima? Taip. Tinka? Jo, viskas tinka. Viskas tinka, kad yra. Jau apie ligas mes kalbėjom, kad ligų nebūna. Nei pas žmonės, nei pasaulis. O jeigu, kai aš sėjau, nebuvo dar žolės, tiek daug neturėjau ką prišienauti, bet turėjau šieną pernykštį. Gerai, viskas gerai. Ir aš viską uždengiau ir tada padariau tarpus. Aš ir dabar dėčiau šieno, turėčiau. Nu, nėra. Dedam, ką turim. Bet šiaip šienas geriau, sako, dėtumėt šieno? Geriau. Šitą gali pradėti dar čia šust, viską dėl to aš labai atsargiai, vat prie eilučių jų arti neglaudžiu. O storis šieno panašus turėtų būti? Taip. Nu, vat ir dedam. Bet irgi dėti tarp eilučių sieną. Taip. Bet toks vat normalus sluoksnis mulčio, jeigu būtų tai sausas mulčias, tokiam vat morkom ir gana. Per vasarą. Ne vieną kartą. Dėsit jūs dažnai, nes čia kai pradėsi valgyti, dėsit dažnai. Dabar kol kas čia dar nieks nevalgo. Ta žolytė kol pradžius. Nu, vat, principą parodysiu, galėsit savo rankom pabandyti, kaip tai yra. Matot, visi praktiškai pamatai visai kitaip. Tai dabar kur ta eilutė buvo? Kas užbėrė? Prašom bandyti visi, kad aš žiūrėt. Va, neužbėrė. Dabar va taip. Čia užmulčiavau jau šitas preliminariai ir tada va tą eilutę va, užbėrėm sėklą. Viskas, lauksim sudygimo. Šitą užvers. Čia užvertė? Ne, va šičia, va kur... Žemė užpersi. Čia užvertė. Kokia žemė? Žemė, va šitą pačią užpersi biškį. Mirsų, džius ir čia viskas prasikals. Tai smulkaus kokio šienuko, arba jeigu nėra smulkaus, tai va tokių biskį lengvai užmest. Suprantat, kad biskį pavėsį tokį sukūrų. O dabar nereikia, dabar tegul lyja, tegul čia viskas dygsta. Tiesiog daržą reikia stebėti. Stebėti daržą reikia nuolat. Reiškia, matom, kad džiūsta, tai biskį pavėsiu ką padarom. Daug žemės šito. Na gerai, gal nesuvargs labai. Daigiukai, aišku, maži, nieko nepadarysi. Ir čia jausis neaišku. Šachmatinė tvarka pasodinti yra patogu. Štai, kad labai gerai šviesos vienas kitam neužstoja, taip įsidėlioja ir vieta susitaupo. O galima maišyti mulčių, jeigu, pavyzdžiui, dabar, tarkim, uždėjom šieno, paskui vasarą šieno Dar nėra, geriau, tik žolė. dar geriau. Kuo daugiau rūšių primaišysit, ir lapų, ir dar ko galit, ir pjuvenų primaišyt, bus tik tai geriau nuo to. Visiems. Tai reiškia, jeigu yra žaliavų mulčiuota pjuvenų, galint kažkos padaryti? Galit. Pjuvenas irgi greitai valgo, kai jos yra įmaišytos į kažką tai. Arba lapų galit primaišyti. Galima. Ai, taip iš vazonėlių, tai jie net nesuvargs, jeigu nenušals. Tik kai buvo įpratimas ant tos įkaitintos žemės, vakare palaidoti šiltų vandeniu, tas vanduo momentį išgaruoja iš to žemės, nespėja ten niekas susigerti. Va.
Ryte šaltas vanduo dėl to yra geriau, kad jame yra daugiau ištirpusio CO2, tai jis daugiau duoda naudos. Kuo šiltesnis vanduo, tuo mažiau jame ištirpsta. Kai sakot, šaltas ir šulinio vanduo tinka? Taip. Šulinio vanduo pats yra geriausias. Aišku, geriausias yra lietaus vanduo, bet jau kadangi... Ir iš gręžinio, jo? Jo, iš gręžinio tas pats. Lietaus geras vanduo? Jo. Lietaus geriausias vyksta visą laiką laistymas, tai lietus. Lietus šiltas kaip oras niekada nebūna. Lietus yra visą laiką daug šaltesnis už orą. Visą laiką. Taip tiesiog yra sutverta. O rankas... Laistau, nes